Taip kad čia yra daug dar tokių neaiškių dalykų, nes, taip pasakykime, yra viena ta istorija, kurią mes matėm visi. Ir tokia oficialiai. Bet visada yra... Politinė virtuvė, užkulisiai? Visada yra užkulisiai. Aš jums galiu pasakyti, girdėjau Gorbačiovo interviu 92 metais per Radio Svobodą, minėdamas pučo Maskvoje metinės, jis davė didžiulį interviu per Radio Svobodą. Ir jis ten kalba, kad buvo numatyta duoti visiems vėliavas, duoti himnus šitom visom respublikom. Čia yra jo žodžiai, ne mano. Ir buvo numatyta sudaryti naują sąjunginę sutartį, nes jiems svarbu buvo jau. Ne vėliavas ar himnai, jiems buvo svarbu išlaikyti bendrą politinę ekonominę erdvę. O visa kita jiems jau nebebuvo svarbu. Jau jie buvo priėmę planą keisti sąjungą. Ir jau buvo paklausta, o kaip su Pabaltiju? Ir štai kaip jis atsakė. Mes supratom, kad Pabaltijus pakliuvo į Tarybų sąjungą kitomis aplinkybėmis. Būtent Ribentropo-Molotovo pakto pasiekmė. Jis sako, mes šitą supratom. Dėl to Pabaltijui buvo numatytas statusas konfederacinis toks. Jis paminėjo tokį pavyzdį, kaip Suomija Rusijos imperijos sudėtyje. Čia yra jo žodžiai pasakyti. Jo paskui klausė, tai kodėl taip neatsitiko? Sako, mes netikėjom, kad lietuviai ir kiti pabaltijiečiai, neturėdami energetinių resursų, neturėdami daug ko kito, išdrys atsiplėšti, taip sakant, nuo ten, iš kur gauna visą tai. Mes, sako, neįvertinom iš centrinės jėgos. O tai iš centrinė jėga ir buvo tam tikra prasme ir kauniečiai. Aš jums vieną daiktą pasakysiu. Sąjūdžio dokumentuose oficialiuose niekada niekur nebuvo pasakyta, kad tikslas yra nepriklausomybė. Bet tiesa, beje, tvarkoju, primta deklaracija, bet paskui vyko tas didžiulis mitingas ir atidengimas Laisvės paminklo, taip, ir tenai buvo Sąjūdžio priesaika, kad mūsų tikslas laisva Lietuva, mūsų tikslas... Taip, bet turėkite omeny, tai jau yra ne juridinis dokumentas. Emociniam lygiai. Bet jau tai buvo, kaip sakyti, tarsi ir jau Sąjūdžio pozicija dėl nepriklausomybės. Žiūrėk, aš va šito ir negalėdavau suprasti. Visi mes, kaip sakyt, mitinguose atvirai šnekėdavom, visi viską jau žinojo. Ir aš nekaip negalėjau suprasti, kodėl mes negalim dokumentuose įrašyti tai, ką žino Maskva, ką žino visi Lietuvoje. Man būdavo sakoma, kad kam rašyti nepriklausomybę, parašykim suverenitetas. Tai reiškia tą patį. Sinonimai, bet... Tai aš sakyk, jeigu tą patį reiškia, tai kodėl tada neįrašyti kartais kito žodžio? Lietuvių. Vadinasi, kažką tai reiškia kito. Paskui sužinojau, ką reiškia kito. Kai išgirdau Gorbačiovo interviu, ten buvo suverenitetas minimas drąsiai. Suvereniteto buvo galima minėti, o viso kito nebuvo galima minėti. O aš tuo metu buvau Sąjūdžio programiniai grupiai. Kodėl aš į tą sceną išbėgau kitaip negu kiti? Dėl to, kad aš užkulisyje jau tada ginčiausi dėl Sąjūdžio programos. Ir ten beje įvyko pirmas susidūrimas, jau rimtas, jeigu norit, ne tarp Kauno ir Vilniaus, bet požiūrių susidūrimas. Aš žiūriu į Sąjūdžio programą, kurią mes turėsim patvirtinti suvažiavime ir aš nematau ten ne tai, kad Lietuvos nepriklausomybės. Ten apskritai nėra nei žodžio apie Ribentropo-Molotovo paktą pasakyta. Vizijos Lietuvos. Ten nėra nieko pasakyta. Ten yra tuščių frazių. Ir aš iš pradžių pagalvojau, kad tai gal klaida ir pasiūliau žmonėms įrašyti, kad Sąjūdžio tikslas yra Ribentropo-Molotovo padarinių likvidavimas. Ir va čia vyko tikras konfliktas. Kategoriškai buvo atsisakyta šitą daryti. Ir jau čia pirmus smuikų groja Vytautas Landsbergis. Jis pradėjo sakyti, kad tankai jau burzgė ir tik mes tą frazę įrašom, išduodam rusam, ko mes norim, pamentu, kai buvo galvojama, kad rusai nežino, ko mes norim, mes juos apgausim atseit. Ir tik įrašysim, tankai burzgė ir viskas jau pradeda kažkaip vystytis negerą kryptimį. Man tas buvo visiškai nelogiška. Vilniečių, reiškia, pozicija buvo daugiau vis tiek tokia... Konformistinė. Jinai buvo konformistinė, jinai perestroikos farvaterį.